Į šitą cilindrą mes to įrašysim garsą. Čia yra Edisono fonografo kopija. Tai yra pirmasis užpatentuotas garso įrašymo metodas. Kad mes įrašytumėm garsą, į šitą vaškinį cilindrą mums reikia įrėžti garso bangą. Panašiai kaip vinilinės plokštelės veikia. Ta garso bangą įrašysime su šitu. Čia yra metalinė membrana, jos centre yra įklijuota adata. Jeigu mes kalbame į šitą membranos pusę, mūsų adata atkartoja mūsų garso bangą. Adatą priglaudžiam prie vaškinio cilindro. Kadangi mums cilindrą dabar reikia sukti labai pastoviu greičiu, tam naudosime suktuką. Laikas įrašinėt. Ant kalno mūrai joja lietuviai, ant kalno mūrai joja lietuviai. Atrodo, kažkas įsirašė, laikas nuskaityti. Tai padarysime su patefonu, kurį gavom iš Lemon Electronics. Atsukam savo įrašą, literaliai atsukam. Patefono rankenėlė yra šiek tiek modifikuota arba palaužyta, kad pasiektų mūsų vaškinį cilindrą. Pasiklausom. Gavosi. Nėra pats aiškiausias įrašas, bet iš esmės įrašėm. Iš esmės į vašką mums pavyko įrašyti garsą. Ačiū Lemon Electronics už pagalbą kuriant šį video, be jų šitas garsas būtų daug tylesnis.